Labadiena, mėly Agrobitės žiūrovai, Agrobitės portalo lankytojai, taip pat visi Agrobitė Play prenumeratoriai, taip pat mūsų sekėjai TikTok tinkle, vadinamieji TikTokeriai. Šiandien turime labai įdomią temą, labai įdomų pašnekovą, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos tarybos narį, gerbimą Osvaldą Dirsę. Labadiena, gerbimas Osvaldai. Labadiena. Artėja pavasaris ir naujienų turime vis daugiau. Štai neseniai paaiškėjo, kad Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija nusprendė pasitraukti iš Žemės ūkio rūmų ir prisijungti prie Lietuvos Žemės ūkio tarybos. Gerbiamas Osvaldai, gal galite paaiškinti šiek tiek argumentus, kodėl nuspręsta pasitraukti iš Žemės ūkio rūmų ir prisijungti prie Lietuvos Žemės ūkio tarybos? Na, tai nebuvo spontaniškas sprendimas. Asociacijoje vyko diskusijos jau eilę metų. Taip pat noriu priminti, kad mūsų mėsinių galvijų asociacijos nariai, dauguma jų yra ūkininkų sąjungos nariai. O kaip žinom, ūkininkų sąjunga yra steigėja Žemės ūkio tarybos, todėl mes jautėm tokį spaudimą, kad kadangi sektorius išgyvena tikrai tokios nelengvus metus, galbūt buvo pasiūlymų, galbūt geriau atstovaujami būtume maisto taryboje, bet vis tiek ta didžioji dauguma manėm, kad kadangi su Žemės ūkio rūmais turim daugiametę patirtį bendravimo ir gal neskubėkim išeiti. Taip konservatyviai laikėmės, bet pribrendo tokia situacija, kad per paskutinius, galim sakyti, 10 metų sprendėsi labai daug klausimų, kurie buvo labai, kurie palėtė mūsų asociacijos narius ir tiesiog nejautėm tinkamo atstovavimo. Ir tiesiog pasikeitė nuomonė asociacijos viduj ir daugumas narių buvo linkę, kad atėjo metas, reikia priimti sprendimą. O sakykit, gerbiamas Osvaldai, norėjau paklausti, man tokia mintis tiesiog kilo, kad kuomet sužinojau šitą naujieną, ar negalėjo čia būti vienas iš tų paskutinių akmeniukų, kurie išverčia vežimą, kailinių žvėrelių reikalai, kuomet buvo galiausiai uždrausta, šitas verslas uždraustas ir, jie patys pasakė, kad mes irgi nejautėme palaikymo iš Žemės ūkio rūmų didesnio tokio. Ar galėjo čia būti tas, kad, ir štai ir jums galbūt grėsmė tokia šviečiasi, kad jūsų sektorius irgi dėl to gali pasitraukti? Tai buvo, aš manau, vienas iš faktų, padėjęs apsispręsti. Matot, kadangi pasikeitus ministrui, Žemės ūkio ministrui, buvo pradėtos formuoti įvairios darbo grupės, atstovavimo, tam tikros grupės ir gavom pasiūlymą iš maisto tarybos prisijungti. Tiesiog, aš manau, buvo gal lemiamas faktorius, buvo, kad tiesiog norėjom patys aktyviau dalyvauti, sprendžiant savo atstovavimo klausimus. Jūs turite galvoje Žemės ūkio tarybą, o ne maisto tarybą, turbūt? Žemės ūkio taryba, taip. Ir, atsiprašau, tikrai. Nieko. Nepaminėjau. Žodžiu, tiesiog norėjom aktyviau dalyvauti, formuojant įvairias darbo grupės, atstovavimo grupės įvairias ir aš manau, kad tai buvo lemiamas. Aišku, visą informaciją irgi, taip pasakysiu tiesiai, gedo mūsų santykiai bendraujant su Žemės ūkio rūmais. Su vadovybė jūs turite galvoje? Tinkamo atstovavimo, nes buvo per paskutinius 10 metų buvo labai nepalankių sprendimų prieš mūsų asociaciją, prieš narius. Ir niekas mūsų neapgynė praktiškai. Tai ta prasme buvo politiniai sprendimai, taip? Kažkokie politiniai, bet matot, neužmirškim, Žemės ūkio rūmai yra socialiniai partneriai. Praktiškai visi svarbus klausimai yra derinami su Žemės ūkio rūmais. Ir didžioji dalis jų buvo lengva ranka, taip, žinot, neprieštaraujama buvo. Aišku, kiek asociacijų yra narių jūsų asociacijoje? Asociacija yra beveik 500 narių. Aš, aišku, tikslios statistikos reikėtų klausti administracijos atstovių, bet yra apie 500, kiek aš žinau. Žiūrovams noriu priminti, kad gerbiamas Osvaldas Dirsė yra tiesiog eilinis tarybos narys, yra ūkininkas, auginantis limuzinų veislės, taip, galvijus ir
Ir kartu taip pat yra ir Panevėžio rajono tarybos narys. Savivaldybės tarybos narys, taip. Gerimas Osvaldai, norėjau jūsų štai dar ko pasiteirauti. Sakykite, o kaip buvo balsuota taryboje, turiu galvoj Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos taryba, kaip buvo balsuojama? Ar tai buvo nuotoliniu būdu, ar buvo susirinkę nariai ir nubalsavo, ir kiek nubalsavo už šitą pasitraukimą iš Žemės ūkio rūmų? Na, buvo, sausio pabaigoje buvo, kaip mes sakom, gyvas posėdis, buvom susirinkę gyvai, nenuotoliniu būdu. Aš aišku, kas kaip balsavo asmeniškai negaliu tokios informacijos atskleisti. Nu, žmonės turi savo teisę į asmeninę informaciją, kažkokį privatumą. Absoliuti dauguma balsavo. Vienas balsas susilaikė, vienas narys susilaikė. Daugiau visi balsavo už. O kiek taryboje buvo narių tada posėdėje? Neatsimenu. Žinokit, protokolo neturi po ranka, bet dalyvavo, nu, dauguma dalyvavo tarybos, žinokit. Pakankamai. Nes aš taip pagalvojau, galbūt vertėjo suvažiavimo kokio palaukti sprendimo. Žinokit, juridiškai, teisiškai vadovaujantis mūsų teisės aktais, vidaus teisės aktais, mums užteko direktorės sprendimo, žinokit, galėjom. Bet mes buvom tą klausimą, kaip sakyt, nuimant atsakomybę nuo direktorės, taryba ėmėmės. Nereikia mūsų to dalyko, žinokit, nereikalaujama. Nes, pavyzdžiui, Lietuvos ekologinių ūkio asociacija, jinai yra tiek Lietuvos žemės ūkio taryboje, tiek žemės ūkio rūmose. Tai galbūt reikėjo, nu, kaip čia pasakyti, ant dviejų kėdžių atsisėsti kartu. Nebuvo taip diskutuota? Ne, taip ne. Nu, žinokit, aš manau, kad gal geriau yra gyvenime apsispręsti, žinokit, kartą ir rimtai. Tiesiog svėrė, mes, žinokit, jau apie pusę metų viduj vyko diskusijos. Buvo pasverta už ir prieš, pliusai ir minusai. Mes taip darėm sąmoningai, žinokit. Čia niekam nekarštaudami, su nieko nenorėdami susipykti. Mes tikrai linkim Žemės ūkio rūmams sėkmės, atstovaujant likusias organizacijas. Mes norim tikrai kolegiško bendradarbiavimo, mes nesiekiam jokio konflikto. Nenorėtumėm, kad būtų kažkaip tai... Aš manau, kad kuo turėsim vieningesnę poziciją atstovaujant atskiras organizacijas, daugiau pasieksim visi. Mes tikrai nesiekėme konflikto, nenorime pyktis su nieko. O sakykite, pavyzdžiui, aš nesu specialistas mėsinės galvininkystės, o kaip yra, pavyzdžiui, su kilmės knygų pildymu? Ar tas finansavimas eina tiesiogiai į asociaciją, ar eina per rūmus? Ne, gauna asociacija tiesiai. Tiesiogiai. Tai vadinasi, tai niekom nepakenks tolesniai veiklai asociacijos, taip? Aš manau, kad taip. Gerai, tarsi išgirdome visus argumentus. Pasakykite dar, prašau, gerbiamas Osvaldai, kokia situacija yra apskritai mėsinių galvijų rinkoje, ką jūs pastebite, vis tiek jau daug metų dirbate žemės ūkyje, kokia jinai yra šiuo metu, nes jau kaip ir apie tarybą baigėme kalbą, bet norėtųsi šiek tiek išgirsti, kokiais lūkesčiais ir kokiam nuotaikom gyvena jūsų sektorius. Tada, jeigu galima, aš, kaip minėjau, per paskutinius 10 metų blogėjo situacija, tai aš paminėsiu, kas blogėjo. Nuo 2013 iki 2015 metų buvo sumažinta apie 40% išmokų. Ir dalis jų perkelta buvo pieno sektoriui, laikinai buvo perkelta dėl blogos pieno sektoriaus būklės. Bet tas laikinai, žinot, labai užsitęsė jau 10 metų. Čia kaip su PVM, kur laikinai padidino iki 21%. Laikinumas. Bet čia ir trūko mums tikrai Žemės ūkio rūmų ryžtingesnės veiklos. Bet jie nenorėjo aukotis dėl mūsų. Ir susipykti su valdžia, pavyzdžiui, ten tikrai. Va, čia buvo, paskui buvo panaikinta išmoka už karvės žindenes. Buvo, čia 22 metais pasibaigė jau, buvo panaikinta parama už grynaveislių mėsinių galvijų įsigijimą 30%. Per tuos 10 metų tiesiog buvo ištisa eilė priemonių, kurios blogino mūsų sektoriaus būklę. Ir tiesiog tai rodo, kad šiuo metu nebedidėja mėsinių galvijų, yra praktiškai net šioks toks mažėjimas rinkoje, nors mes tikrai turim dar labai daug apleistų plotų, tikrai turime kur ganyti mėsinius galvijus. Mūsų sektoriaus plėtra yra Lietuvoje, galimybės yra, bet šiuo metu augintojai tiesiog laukia, o kas bus toliau.
Tai vat man labai įdomu, nes tarsi Žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas, jisai sako, kad bus rodomas didesnis dėmesys gyvulininkystėj ir tarsi galėtumėt vėl tikėtis tos ir paramos grynaveisliams, kaip čia pasakyti, gyvuliams įsigyti. Ar jau planuojate kažkaip kreiptis į ministrą, kad sugrąžintų tą paramą, tarkim, 30%, kad kompensacija ta būtų? Dialogas vyksta, žinokit, yra mūsų atstovaujantis, mūsų prezidentas dalyvauja įvairiose darbo grupėse, bendrauja, asmeniškai su ministru, įvairiuose renginiuose susitikęs. Vyksta dialogas, aš manau, kad artimiausiu metu turėsim susitikimą mūsų asociacijos vadovybės su ministerija, arba su ministru, arba su viceministrais. Ir aš manau, tą klausimą tikrai mes ruošiame susitikimui, aš manau, mes iškelsime, nes panaikinus paramą nebuvo kažkokio kompensacinio sugalvoto mechanizmo. Buvo argumentas, kad Europos komisija nebeleidžia remti taip, kaip buvo anksčiau remiama. Bet aš manau, čia yra formalus atsikalbinėjimas. Buvo galima, yra įvairių paramos priemonių, tai aš manau, išradingumo klausimas yra, kaip tai padaryti. Bet sektorius negavo tikrai pakankamai pajamų, sumažėjo pajamos ir tiesiog ūkininkai skaičiuoja, žinot, jeigu ūkis laviruoja ant, kaip sakom, neuždirba, neturi pelno, tiesiog daug ūkininkų masto tiesiog atsakyti. To prasme, pajamos nelabai dengia išlaidų, taip? Na, matot, mėsinė gyvulininkystė nėra labai pelninga veikla. Tai yra pastovi veikla. Tai yra praktiškai veikla, kuri atspari įvairiem gamtos stichiniam nelaimėm. Ten, pavyzdžiui, sausra, labai didelis liūtis, ten, pavyzdžiui, škvalai, žinokit, čia išguldo augalininkams pasėlius. Mūsų sektoriui praktiškai mūsų beveik neliečia. Žinot. Žolė auga, žolės mažiau gal sausais metais, tiesiog siejame papildomai, įsisėjam kažką ten, pavyzdžiui, pašarų šėrimui. Mes geriau amortizuojame įvairius gamtos pokyčius, mes mažiau jautrus. Bet pas mus nėra tokio, kad nėra labai pelninga veikla. Bet suprantat, kas įdomu? Atsiprašau labai, gerbiamas Osvaldai, jūs pertrauksiu. Labai daug diskusijų tarp ūkininkų kyla dėl to vadinamojo žaliojo kurso. Dabar Amerika tarsi bando visus tuos, kaip čia pasakyti, tuos aplinkosauginius reikalus nustumti labiau į šoną ir matosi, jaučiasi netgi, kad ir į Europą panašiai jau ateina ta nuomonė, kad mes čia per daug jau su tuo žaliuoju kursu užspaudėme visą gyvenimą, visas ekonomikos šakas. Kaip tas žaliasis kursas paveikia gyvulininkystės sektorių, jūsų nuomonė? Na, žinokit, gal sakyčiau, daugiau palėtė grūdinės kultūros auginančios ūkininkus. Sėjomanos jiems buvo privalomai proporcijas išlaikyti. Mums, aš manau, palėtė mažiau. Nežinia, matot, dalis tiesiog mes turime gavę nemažai informacijos apie numatomas įgyvendinti priemonės. Aišku, kai kurios jų neramina, bet tai kol, žinot, nepalėtė, mes tikrai dar nenorim kažkaip triukšmauti ir negalim dar pasakyti. Dar, žinokit, ankstoka, aš manau. Supratau. Dar jeigu galima būtų, pratęsiu šiek tiek apie, esu pasižymėjęs, žinokit, dabar, nes esu pasiklausęs kolegų, jų požiūrio. Dabar naujos buvo čia valdų modernizavimo schemos mums tikrai buvo nepalankios. Tiesiog jos buvo pritaikytos stambiems augintojams. Pavyzdžiui, bet esam skaičiavę su vidutinį ūkį, paėmė vidutinį ūkį, jis per mažai tikrai surenkam ir didžioji dalis mūsų ūkių nepatenka į schemas, negali dalyvauti modernizavimo priemonėse. Gerbiamas Osvaldai, kad būtų aiškiau ir žiūrovams būtų aiškiau, kurie nėra gyvulininkystės sektoriaus atstovai, koks ūkis šiandien dienai yra, tarkim, smulkus, mėsinių galvijų, koks yra vidutinis ir koks yra stambus. Kaip jūs galėtumėte išskirti apytiksliai? Mūsų asociacijoje šiai dienai yra vidutiniškai vienas ūkis laiko 78 galvijus. Sąlyginai mes esam smulkus. Nes tai yra, žinot, mėsinius galvijus laiko daug ūkių yra mišrūs ūkiai. Pavyzdžiui, turi pakankamai palankių žemių grūdinėms kultūroms auginti, ūkininkas augina grūdinės kultūras. Turi dalį žemių, kurios yra durpynai, paupiai,
pakrūmės, nederlingos žemės. Tuose žemėse ūkininkas tiesiog sėja pievas arba palieka natūralias pievas ir ten gano mėsinius galvijus. Ir, žinot, tiesiog šios veiklos viena kitai tikrai netrukdo. Tie patys traktoriai, dalis technikos ta pati naudojama yra. Ir tiesiog grūdų atvalos yra sušeriamos, žinot, praktiškai gaunama sinergija. Čia yra vienas iš palankiausių tokių schemų. Tada ir grūdiniam yra paspirtis, nes praktiškai grūdų atvalos virsta pašaru, tai dar išgaunama papildoma vertė ir nepalankios žemės, jos yra panaudojamos, sušeriama žolė, jinai tiesiog nenusmulkinama paskleista, bet iš jos yra gaunama nauda. Aš manau, kad vienas palankiausių yra tokių suderinimas ir mėsiniai galvijai, ir grūdininkystė yra, nes aš pats taip pat ūkininkauju. Bet yra ūkių, kurie turi tik prastas žemės, tai jie irgi tas žemės išnaudoja, tiesiog, kaip sakom, Dievo dovana, žolė, saulės produktas ir dirvožemio žolė pavirsta mėsytė. Dar toks įdomus dalykas, pastaraisiais metais, yra daug kalbama apie galvijų mėšlą. Tarkim, biodinamika perdirba galvijų mėšlą į granuliuotas tenais, kaip sakoma, trąšas, įvairius kitus produktus kūrė. Štai visai neseniai, prieš metus, berods buvo atidaryta pirmoji biodujų jėgainė, Bioelektrik belgiška, Klaipėdos rajone, kur buvo ten daugiau karvių mėšlas, taip, ten didžiulis pienininkystės ūkis yra. Kaip, pavyzdžiui, šitos technologijos veržiasi į gyvulininkystės sektorių, į mėsinės gyvulininkystės sektorių, kaip jūs galėtumėt pakomentuoti, ar vis dar atsargiai labai žiūri į šitas technologijas ūkininkai, ar kaip yra? Tikrai, ačiū, kad papildėte, dar buvo tiesiog primiršęs vien. Tai laikydami galvijus, juos neganydami žiemos metu mes kaupiame mėšlą. Ganomi galvijai vasarą, jie trešia, natūraliai trešia laukus, ganyklas trešia. Aš manau, kad čia yra dar vienas pliusas, nes be mėšlo, be organikos, kaip žinot, grūdininkai puikiai žino, žemė degraduoja, tikrai turim organikai nešti laukus. Arba paprasčiau tariant, be šūdo nebus grūdo. Grubu, bet tiesa, tikrai grubu, bet tiesa. Čia yra dar viena pridėtinė vertė, kurią mūsų sektorius sukuria. Tiesiog, jeigu mes neturime plotų trešti, tai mėšlą parduodame arba kažkaip tai barterių mainais su grūdininkais šalia esančiais ūkininkaujančiais pasikeičiame. Grūdininkai daugiausiai atiduoda šiaudus, taip yra tokia schema naudojama Lietuvoje, žinau plačiai, aš pats naudoju. Mes atsiskaitome mėšlo. Tiesiog mums nereikia rūpintis šiaudais, mes apsirūpinam šiaudais, iškeisdami mėšlą. Čia yra toks labai puikus sinergijos pavyzdys, kaip galima abiem pusėm yra naudinga. Tai dar ir galima separatorius įsirengti. Ten, tarkim, aš buvau irgi Bauer separatorių instaliavimo renginyje, žodžiu, tai visas tas, kaip čia pasakyti, atskiriamas tas sausas pasidaro tas mėšlas, pasidaro, kaip sakoma, galiavietėms kreikti labai tinkamas. Tai irgi tos technologijos, jos irgi gerai pasitarnauja ūkiams. Tikrai taip, tikrai taip. Matot, dalis mūsų ūkių yra atsisakę pieninių karvių, melžiamų karvių laikymo, yra tiesiog perėję mėsinių galvijų, pradėję mišrinti, yra tapę mėsinių galvijų ūkiais, tai jie turi modernes fermas, pritaikytas melžiamoms karvėms laikyti, bet puikiausiai galim laikyti ir mėsinius galvijus. Yra ūkiai, kurie naudoja skystą mėšlą, bet didžioji dalis mūsų yra laikomi galvijai ant gilaus kraiko ir, žinot, tiesiog mes turim sausą mėšlą mėšlydėse, naudojam tiesiog mėšlas yra vežamas ir kratomas. Ir tokį. Supratau. Gerai, dar viena tokia, galbūt liūdnesnė tokia tema būtų, kaip jums atrodo, gerbiamas Osvaldai, jūs vis tiek su gyvuliais dirbate jau daug metų. Kaip, pavyzdžiui, 2007. Matote, 2007 tai yra jau 18 metų. 18 metų. Kaip jums atrodo, kaip išspręsti ūkininkų žūties problemą, kai, tarkim, daugiausiai, kiek mes žinome, dažniausiai bent jau vyresnio amžiaus žmonės yra sužalojami jaučių, apskritai galvijų,
Prisiminkime, kad ir 2023 metų Liepos mėnesį mirtinai traumuoto garsaus tokio sūrininko Audriaus Jokubausko žūtį. Kaip vat, tokių dalykų galima būtų išvengti ir kaip atskirti, kada tas jau jautis jau toks pasidaro jau agresyvus, kaip čia jų su tuo, kaip čia apsisaugoti, kaip jūs galėtumėt pakomentuoti? Aš manau, kad šitą riziką būtų galima mažinti valstybė investuojant į veislininkystę. Remiant tiesiog veislininkystę. Šiuo metu veislininkystė praktiškai nėra remiama. Šiuo metu praktiškai veislinis veislinius galvijus auginantys ūkiai gauna tą pačią išmoką kaip ir kiti, ne veislininkystė užsiimantis. Valstybė nei kiek kol kas neprisideda. Aš manau, čia yra priekaištas mūsų valstybės vyrams ir moterims. Tiesiog reikia piktesnius, netinkamą elgesio galvijus brokuoti griežčiau, vystyti beragystę, kurie turi ragus, nuraginti. Yra moksliniai tyrimai atlikti jau tikrai daug metų užsienio institutuose, kad beragiai galvijai yra tiesiog taikesni. Ir jie neturi ragų, su kuriais gali sužaloti. Tai yra mažiau sužalojimų. Bet jūs įsivaizduojat, kas bus, Osvaldai? Tuoj pat iš karto išlys tie visokie, kaip ten tie, gyvūnų globėjai, tenais vilkų mylėtojai, ateis prie ūkių protestuoti, plakatus išneš, užblokuos ūkius. Nebijote tokių dalykų? Matot, Ar reikia jaučius ant tokių paleisti? Mūsų valstybė turi būti atspari įvairioms propagandoms. Ir nuo sufanatėjusių įvairių žmonių propagandos. Aš manau, kad mes turim būti atsparus. Aš manau, kad šis interviu irgi mūsų yra kažkoks švietėjiška veikla visuomeniai. Matot, mėsinis gyvulininkystės sektorius yra vakarų civilizacijos, vakarų kultūros dalis, žinokit. Kodėl dabar yra mėsiniai galvijai, žinokit? Tai, nes anksčiau, žinot, pasaulis turėjo mažai gyventojų, o miškuose buvo daug žvėrių. Stirnų, tarkime, europinė dalis, stirnos, elniai, stumbrai, taurai, briedžiai ir kiti galvijai, tai yra kiti skeltakanopė, taip grubiai pasakykim. Šiuo metu miškų sumažėjo, žvėrių praktiškai neliko, bet mitybos įgūdžiai liko ir mūsų organizmai taip nepasikeitė. Kodėl Europoje laiko mėsiniai galvijai? Kad mažiau mažgurystės sirgtų vaikai, žinok, tiranukai, suprantat. Ir tiesiog mūsų organizmai yra pripratę prie panašaus maisto. Nes negali visi virsti vegetarai, žinokit, ar veganais. Tai aš manau, kad supratimas ir informacijos visuomeniai pateikimas irgi labai svarbu, manau, ką mes šiandien darom. O dėl saugumo, didesnio saugumo, aš manau, kad dar prisidėtų prie mūsų žmonių gyvybių ir sveikatų išsaugojimo didesnis lėšų nukreipimas per modernizavimo lėšas atitvarų, tvorų, gaudimo gardų. Investavimas į ten, kur yra brangoka ta įranga, kurie šiaip neatsiperka. Tiesiog reikėtų, nors nedidelio valstybės kažkokio tai kasmet dozuotai, nors kiek valstybė gali skirti, modernizuoti specialiai gyvulininkystės ūkiam, ypač mėsinių galvijų ūkiams, veislinikams, kuriems reikia grupuoti, atskirinėti, atskirai laikyti, žinot, tai yra specifika. Pavyzdžiui, mėsai laikantis, tai, žinot, padaro tuntą, pašarai, bet yra veislininkystė, kurios galvijai yra perkami ir gausnamos bandos. Aš manau, čia valstybė reikėtų daugiau skirti veislininkystės programos, didesnio dėmesio, nes veislininkystės ūkiai privatizuoti, valstybė atsikratė, nieko nebėra. Aš manau, kad negali valstybė tiek neinvestuoti, nes veislininkystė atsiperka. Aš, pavyzdžiui, laikau prancūzišką veislę, mes daug laikom prancūziškų veislių. Ir limuzinai, ir šaroliai, ir obrakai. Ir dar smulkesnių veislių yra prancūziškų. Aišku, ne tik prancūzų, yra germanų, sakykime, simentalai, ir britiškos kultūros angusai. Žinokit, ten yra tos valstybės iš veislininkystės sugeneruoja labai didelės lėšas. Išvysto veislininkystės institutus, veislynus vyrius, veisimo organizacijas, pritraukia daug ūkių labai ir daro atranką, grynina veislę,
vysto įvairias kryptis viesnykystės ir iš to uždirba didžiulis sektorius, žinokit. Pavyzdžiui, Prancūzija, panalizavus vien limuzinų, mes žinom rinką, limuzinų. Prancūzai iš limuzinų autoristės uždirba labai didelius pinigus, žinokit. Pavyzdžiui, dabar vidutinį bulių aukcioną galima įsigyti, tarkim, apie 8 tūkstančių eurų. Fiziologiškai užauginti kainuoja galbūt ir 3 tūkstančiai. Bet dėl to, kad jis puikios genetikos, o tiesiog valstybė plaukia ir didžioji dalis yra eksportuojama. Valstybė gauna, tiesiog akumuliuoja didelės pajamas. Tai yra didelis mokus sektorius. Lietuva, neinvestuodama viesnykystę, praranda tiesiog. Jinai nekuria ateities. O mes regione tikrai pas mus yra dėkinga situacija, nes Latvijoje veikia atjunkytų galvijų aukcionavimas. Ir per aukcionus išvežame didžioji dalis, galbūt net veisliai tinkamų galvijų. Jie tiesiog juos parduoda, atjunkytus. Mes turime šansą, vystydami viesnykystę, net aprūpinti Latvijos viesnykystės rinką. Aš manau, čia yra dėkinga situacija, bet tą turi suprasti ir atsakingas pareigas užimantis pas mus žmonės. Bet suprantat, kokia įdomi situacija yra. Jūs labai teisingai viską sakote, labai gerai viskas skamba. Jeigu tik valdžia atsižvelgtų į tai ir investuotų, tai būtų iš tikrųjų gerai. Bet yra vienas toks dalykas. Nacionalinė mokėjimo agentūra. Tarkim, yra paramos priemonės įvairios ir kiek aš žinau, čia praėjusiu metu vasarą lankiausi angusų auginimo stotį, ten vyko aukcionai, vadovas to kooperatyvo pasakė, kad investavome pinigus, padarėme 2 didžiulės aikšteles, kur per aukcionus parduoda tuos galvijus. Ir nutiko taip, kad prisikabino prie tam tikrų parametrų, netiko NMA tie skaičiai ir privalėjo visą tą paramą gražinti. Tokia buvo sankcija pritaikyta. Tai kooperatyvas tarsi bankrutavo, tarsi nebankrutavo, kiek žinau, tarsi NMA apskundė bankroto procedūrą, bet dar nesu tikras. Bet tiesiog kaip faktą pateikiu, kad tiesiog yra, ieškoma lygioj vietoje ant asfalto kažkokių sliekų, nors atrodo viskas veikia ir aukcionas vyko, pats savo akim tą mačiau, gyvuliai yra, pirkėjai yra. Kaip išspręsti šitą požiūrį tų valdininkų, kurie, tarkim, sėdi kažkokiam tai dangoraižyje, tarkim, NMA nesėdi dangoraižyje, ten pastatas toks senesnės šiek tiek statybos, bet esmė tame, kad jie patys nežiūri, kaip tas ūkis vystosi, kaip jis gyvena, kaip jam padėti labiau, o ne bausti. Kaip jums atrodo? Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad nacionalinė mokėjimo agentūra šiaip nekuria taisyklių. Taisyklės gimsta ministerija, Žemės ūkio ministerija, žinot. Aš noriu apginti šioje vietoje. Tiesiog tik nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojas, nuo jo požiūrį priklauso, kiek jis biurokratiškai žiūrės į taisyklių. Tai aš apie tą ir sakau. Čia priklauso nuo blogai, bet čia yra žmogiškasis faktorius. Bet taisyklės, bet vėl mes atsirėmėm į žemdirbių savivaldą, į Lietuvos žemės ūkio tarybos ir žemės ūkio rūmų veiklą. Tai yra socialiniai partneriai. Tiesiog jų didesnis veiklumas, jų didesnis dalyvavimas, kuriant taisyklės, tobulinant tas taisyklės. Tiesiog taisyklės buvo, reiškia, sukurtos netobulai. Jos praktiškai negyvendinamos yra. Jos formaliai buvo sukurtos, bet jos veikti neveikia mūsų sąlygomis. Tai čia yra mūsų tokia bėda, mūsų nelaimė. Tikrai esu susidūręs, kažkoks punktas padaro tas taisyklės tik mažai saujeliai atitinkančių paramos gavėjų. Didžioji dalis negali, nes yra kablelis tam tikroje vietoje padėtas. Taip, aš simboliškai sakau kablelis. Yra tiesiog kažkoks vienas reikalavimas, kuris nukerpa 90% galimų potencialiai dalyvių. Jūs prieš tai ir sakėte, kad didžioji dalis jūsų asociacijos narių kaip ir negalėjo net pasinaudoti parama. Negali. Nes tiesiog netitiko tų taisyklių reikalavimų. Aš manau, nebuvo kas griežtesnių balsų už mūsų užtartų. Tiesiog neturėjom tinkamą atstovavimą, aš manau. Gerai, tai kągi, ačiū Jums labai, gerbiamas Osvaldai, už šį malonų pokalbį.
mes kalbėjome su Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos tarybos nariu, gerbiamu Osvaldu Dirse. Pradėjome nuo Žemės ūkio rūmų ir nuo Žemės ūkio tarybos ir baigėme nuo Žemės ūkio ir nuo Žemės ūkio tarybos. Visiems mūsų žiūrovams parekomenduosiu, sekite Agrobite Play kanalą, nes mes turėsime dar daugiau įdomesnių naujienų. Netrukus išeis ir mūsų jau 3. epizodas iš Reikalų ministerijos laidos. Būtinai sekite, nes ten taip pat bus įdomių dalykų. Ir taip pat, žinoma, jeigu turite galimybę, sekite Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociaciją Facebook tinkle ir apskritai žiūrėkite, kuo užsiima mėsinių galvijų augintojai. Taigi, paskutinis žodis jums, gerbiamas Osvaldai, užbaikite, kaip sakoma, mūsų šį pokalbį. Su palinkėjimais ar dar kažko. Aš dėkoju agrobite.lt už galimybę pasisakyti. Ir, aišku, kviečiu nebejingą Lietuvos visuomenės dalį, kuri nebejinga yra ūkininkams, jų darbui, paremti tą mūsų veiklą, būti supratingiams, būti tokiems, sakyčiau, palankiau žiūrėti į mūsų ūkininkus, į gyvulininkus, į mėsinės galvininkystės vystytojus. Tiesiog visiems tokio galbūt geresnio sutarimo, supratingumo, vienas kito palaikymo. Ir tiesiog, nes mes visi tiesiog kūrėme Lietuvos ateitį, gražinam ją darom turtingesnę, išnaudoja mūsų gamtos išteklius teigiamai, sukurti kažkokiam gėriui, materiam gėriui. Tai ačiū visiems už bendradarbiavimą ir ačiū jūsų Agrobite LT už galimybę pasakyti. Ir ačiū už dėmesį. Dėkui. Visiems sakome iki.